Nežinau, kodėl duris nesilaiko. O čia veidrodukas yra, galiu biškį pasidėgim plaukus. Okay. We're back. Nusipirkom truputį dalykų šiandieniniam projektui. Ir jeigu pastebėsit, kokybė audio turėtų būti žymiai geresnė. Nes praeitam video pastebėjau, kad nelabai girdėjausi. Ir nusipirkau dar lempą additional, kad geriau matyčiaus. Žodžiu. Tai šiandien truputį apsisiurbliuosim, tai sustojau Hardware Freight, nusipirkau siurblį. Nusipirkau tools for detailing, galėsiu dar ant kitos mašinos panaudoti. So that's good. Šios patrauksiu iš karto, nereikia čia mano unboxinti. Dar nusipirkau shop towels, Goo Gun. Nežinau, ar matot, kur tai eina, bet eina link šito tinto. 30 metų senumo tikriausiai. Bandžiau praeitą savaitgalį skreipint ir ten yra pizza, tai nusipirkau biškį įrankių, pasileisiu muzikos ir ką, krapštysim. Taigi, ką užsakėm iš FCP. Taigi, praeitą savaitgalį jau buvom išvažiavę su mašina, bet kai išvažiavam, pirmą kartą, kai išvažiavam, mašina užduso, grinai apvažiuojant aplinkui čia tų storage aikštelę. Net nedavažiavam iki savo storage'us, mašina mirė. Galvojom, kad gal kuras baigėsi, nes buvo mažai likę. Bet užsipylėm kuro ir vis tiek nesikūrė. Atradom, kad saugikliai buvo pizza, kuro pompos. Pakeitėm saugiklį, kaip ir užsikūrė, bet važiuojant trūkčia, atrodo, lyg misfirintų. Tai prieš išvarant jau namo atsidarėm kapotą, pasižiūrėti žvakės ir pasižiūrėti ignition coils. Ir iš tikrųjų galiu netgi jums parodyti. Ignition coils atrodo va taip. Tiesiog subyrėjo į dulkes visiškai. Tai nenuostabu, kad jinai misfirina. Šitie du coilai panašu, kad nauji. Šitie bent jau laidai yra nauji. Tai ta proga gavom užsisakyti 2 naujus coilus ir laidus. Ta pačiu praeitą savaitgalį uždėjom tie rod endą naują. Bedėdami tie rod end išaiškinom, kad šitie varžtai yra taip prisukti ir ant tiek prirūdyje, jeigu neįmanoma atsukti. Nežinau, ar aš čia kažkur turėjau pasidėjęs, bet žodžiu, tas raktas, ta va tokia va žvaigždė, vieną varžtą atsukom, visi kiti, kiek bandėm net atsuk ir galų gale nulūžo tas raktas. Tai turėjau ieškoti Amazonį ir atradau ir jau gavau naują ir bandysim sutvarkyti kažkaip. Bet jo, gavom keistą rodą, nenuėjome rato, todėl nepakeitėm ir lower control arms, nes nenusėjome ratas. Bet jo, tokie buvo nuotykiai praeitą savaitgalį, bet aš happy, kad mašina kūrėsi, kad važiavo, plus surinkom visą dešą. Ta prasme, ne tai, kad dešą, bet po apačią ten viską surinkom. Tai biškį tvarkingiau atrodo mašina, o čia ką turim, tai to pasididinsim. Čia ką turim yra coil packas, man atrodo, jo, čia yra pats coilas, turim dujos, pakeisim. Žvakės turim kitas, bet kadangi buvo pigiau pirkti visą kitą, jau su žvakėm, tai whatever, pasiliksim. Arba galima returninti bus senas. Čia yra sway bar links priekinės, nes jų irgi reikia. Tai manau rytoj pakeisim. Ir šį čia yra visas laidų tas packas. Iškliuotas yra, bet jo, čia yra visas laidų packas, visi 4 nauji. Reiks tik pasižiūrėti, kokia eilės tvarka ir galima bus sujungti, pakeisti ir mašina bus važiuojant. Tuo pačiu dar užsisakiau kapotui tą mortiką, nes nesilaiko, aš šiandien šitą įdėsiu, nes jau išniso, nežinau, 5 kartus jau galvą gavau. Jo, tai dabar planas yra toks, kad man reikia galą išsiardyti
ir pradėt skust visą šitą reikalą. Nes čia, kaip matot, pasistengiau su paprasta britvutė ir užsiknisau. Ir plius šį čia negalėjau prieiti. Tai dabar visą šitą nušveisim, ištrauksim tą palangę ir bandysim viską gražiai nuvalyti. Iš tikrųjų, manau, turėtų išeiti. Turėtų būti nice. Tai jo, tą padarysim, gal uždėsim tą apačią. For tools. Uždėsim šitą gaidį šiandien, for sure. Ir gal netgi coilus, nežinau, pasižiūrėsiu, kiek turėsiu energijos. So yeah, let's go. Tai žodžiu, padarysiu tokį greitą outro.
Ką padarėm, tai atsukom visus ratus pagaliau. Visi ratai nusiema, galim sudėti control arms dabar. Tai tikriausiai šį ateinant savaitgalį tą darysim. Tai rodas yra įdėtas. Nuoirinom visus stabdžius, mašina dabar stabdo, kuriasi. Su fuel system beveik problemų nėra. Vienintelė problema, kurią radom su pompa, tai kad blowina fuses kažkodėl. 7,5 ampų neužtenka, įdėjom 10, dabar kaip ir ok, bet faktas tas, kad jinai neturėtų tiek daug energijos valgyti, tai užsakyti yra nauja pompa, pakeisim, žiūrėsim ar padės. Gal kažkur laidai trumpina. Išsiaiškinsim ateinant savaitgalį. Ką dar padarėm, tai nuskreipinom galinį langą, dabar švarus, galima matyti per jį. Viską išsirbiau, išvaliau. Ištraukų galinės kolonėlės, jas svapinsim, nes senas trash visiškai. Dar ką padarėm, tai uždėjom throttle cable, galima važiuoti, dabar tik trūksta dar vieno bušingo prie pedalo. Tai kaip ir mašina yra ready to go, dar kelis neknekus padarėm čia prie durų rankinėlių, kelėjo pusėje, čia buvo langą net išsiėmęs vienoj pusėje. Jo, tai kol kas kaip ir tiek. Užsakyta yra daugiau naujų detalių. Laukiam, kol ateis ir žiūrėsim, ką toliau galim padaryti. Bet kol kas visai progresas, manau, geras. Jau galim važiuoti. Galim mėgautis. Neužilgo darysim epizodą, kai vešim mašiną nuplaut pagaliau. Aš laukiu pamatyti, kaip atrodys tie dažai, kai jau viską gražiai nuplausim. Gal net nupoliruosim, gal netgi epizodą darysiu, kaip bandysiu mokintis poliruoti visą mašiną. Tai jo, kol kas tiek. Sulauksim naujų detalių ir galėsim toliau krapštytis, I guess. Jo, pamiršau pasakyti see ya.